Asmuo nužudęs Furmanavičių buvo įsėdęs į Furmanavičiaus automobilį Mercedes-Benz. Ir tame automobilė taip pat paliko šitas asmuo savo pėdsakus. Tai Drąsiaus Kedžio pėdsakai viduje Furmanavičiaus automobilyje. Po to automobilis išvyksta iš nurodytos vietos, iš Sladkevičiaus gatvės. Apie 8 val. 9 val. Matomas žmonių mato važiuojant nuo Rokų. Ta autobusiuką važiuojant su geltonu šiturėliu. Vairuotojas labai skuba, pavojingai manevruoja, ant šono matosi tas minėtas logotipas. 11 val. 20 minučių, apie 30 minučių iki Naruševičienės nužudymo, liudytojas 400 metrų atstumu nuo Pilionos gatvės 46, tai yra Naruševičienės gyvenamosios vietos, mato baltą autobusiuką. 12 val. Naruševičiūtė grįžus iš mokyklos aptinka nužudytą mamą. Apie 12 val. Įvyksta autoįvykis Kariūnų Kurtinių gatvių sankryžoje, tai yra Kaune Panemunėje. Į sunkvežimį važiuoja lengvasis automobilis Volkswagen Golf, vairuotojas pasišalina, yra apie 1,80 m ūgio, slepia veidą, bėga su krepšiu, dideliu ir sunkiu, ir paklaustas atsako, kas atsitiko, taip slidu ir dingsta. Nustatyta, reiškia, sunkvežimio vairuotojas atpažino, kad tai buvo Drąsius Kedys ir Golfe yra rasti taip pat daugybė Kedžio pėdsakų. Dar nepasakiau, kad yra autobusiukė, dar buvo rastas vienas šovinys, Browning, toks pat kaip, kuriais nužudyta Furmanavičius, Naruševičienė ir tokie šoviniai, kurie buvo rasti ginklė, kuris rastas prie Kedžio lavonų. Taip, toliau. Reiškia, Kedys pasišalina iš įvykio vietos, 12:20 sustojame Vaidoto gatvėje, Panemunėje, įsėda į maršrutinį mikroautobusą, kuris vyksta į Vaišvydavą, išlipa galutinėme sustojime, dar prieš tai prašo jį šiek tiek pavėžėti gilyn į mišką. Vėliau mes jau 12:50 atliekam ten įvykio vietos apžiūrą, Pilionos gatvėje 46, ir kinologas, reiškia, panaudojama šuo, kinologas, kuris atveda į kitos vietos, kur prieš tai liudytas buvo matęs Volkswagen transporterį su logotipu Kauno keliai. 18 val. Nuo Raikiškėse prie sklypo numeris 377 apžiūrimas rastas Volkswagen transporterio autobusiukas. Ant jame buvusių daiktų rasta daug Kedžio pėdsakų. Taip pat šūvio pėdsakai, toks pat šovinys, kaip minėta Browning ir taip toliau. 2009 m. spalio 5, 18 val. 00 mes nustatome, kad išvakarėse Kedys prie Kauno buvo užsisakęs viešbutį. Pats atvyko asmeniškai, pats jų atsisako, paliko ten savo mobilų telefoną, tačiau išvyko ir nebuvo grįžęs ir mes ten radom tą telefoną. Na ir toliau yra specialistų išvados. Šiaip tai noriu paskaityti įdomų laišką pabaigti. Viena pilietė, kaip žiūri sveikai į visus įvykius iš Joniškio. Štai šiandien per televiziją rodo, kaip žmonių minios neleidžia įvykdyti teismo sprendimo, nuskriaustą mergaitę atiduoti motinai. Įtūžusią minioje maišas ir Seimo nariai. Kyla klausimas, kokia nauja valdymo forma atsiranda. Kažkada turėjom diktatūrą, dabar manome sukūrė demokratiją, bet ateina dar naujesnė kedizmas. Šiandien jau skanduoja visas tas pulkas važiuos į Vilnių, nes reikia paaiškinti prezidentei, kad tikroji tiesa ne teismuose nustatoma, o Kedžių armijoje. Bet kas man tas Kedys? Kodėl aš turiu tikėti naujų kankinių? Ar dėl to, kad jis šlovina savo laidose, televizijos laidose, kurie sukūrė visą Kedžių slapstymo ir nužudymo istoriją scenarijų? Gerbiamas prokurorė, neleiskite įtūžusiai miniai daryti spaudimo daryti sprendimų prieštaraujančių teisėsaugos institucijų sprendimams. Jei tokie rėksniai
pradės viską valdyti, prie ko mes prieisime. Ačiū uždėmesi, tiek norėjau jums pasakyti. Gal klausimų turite? Taip, sakykite, sakė, įlipo į Urbonavičiaus Mercedesą. Taip. Tai žmogus nušovė žmogų, dar įlipo jo Mercedesą ar kažko ten ieško? Atitraukė automobilį. Tarsi patraukė nuo vartų. Iš viso, reiškia, atidarė, mašina judėjo, šaudė iš paskos, paskui lindo į vidų. Formanavičius išlipo pro keleivio durelės, o šaulys įlipo ir patraukė dar mašiną, nes buvo imituotas susidūrimas. Gal dar turit klausimą? Kadangi negalėjo... Kadangi negalėjo... Pro vairuotojo duris. Žudikas įlipo per vairuotojo duris. Prašom, Kristina. Kokie nusakyti galimi Kedžio bendrininkai ir kam dar pareiškite? Aš minėjau, kad nusikaltimą patį įvykdė vienas asmo. O jam rengtis padėjo Kedžio? Nenustatyta kitų asmenų. Vieną iš automobilių perkant buvo kitas asmo, bet nėra duomenų. Jis nepripažįsta, kad būtų žinojęs apie rengimą nusikalstamą veiklą. Ar tai tas pats Žydus? Neįvardinsiu asmens, bet perkant, bet daug laiko prieš įvykį. Daug laiko prieš įvykį pirmąjį automobilį. Visas pasirengimas, kaip minėjau, prasidėjo rugsėjo mėnesio. Taip, o automobilis Volkswagen Golf nupirktas 2009 m. Liepos mėnesį. Ar yra aiškiai filmuota vaizdo medžiaga, kurioje Kedys sėdi baltame mikroautobuse? Yra asmo net pažįstamas, reiškia, bet... Ar nustatyta konkrečiai, kas sutrukdė Kedžiui toliau žudyti? Matyti, sunku planuoti, reiškia, kokia to nusikaltimo plėtra būtų buvusi, sunku numatyti. Dar atliekamas tyrimas, bet galėjo sutrukdyti, reiškia, tai, kad pateko į auto įvykį su to automobiliu ir galiausiai nerado Andriaus Ūso, reikės suprasti. Dar klausimų bus? Kieno vaizdo kameros fiksavo tą būtent? Aš neminėjau konkrečių detalių, pavardžių ir gatvių, kad ten neatsirastumėt jūs, neatliktumėt savo tyrimų. Ir nesukurtumėt, reiškia, naujų scenarijų ir nebandytumėt paneigti surinktų įrodymų. Tai ko dar prokurorams trūksta, kad padėtų tašką šitoj byloje, kad pasakytų, jog tai kaltas ir žudė būtent Kedys? Atliekami veiksmai byloje dėl Kedžio mirties aplinkybių nustatymo. Ten atliekami kai kurie specialistų tyrimai, kurie bendri abiem bylom reikalingi. Dar turite kokį klausimą? Jūs žinote, kuris nušovęs išvažiavo, nustatėt, kuris slėpėsi tą laiką? Kedys nebuvo rastas. Jeigu žmogus pasislėpė, tai nežinoma, kuris yra. Jis pasislėpė tam, kad būtų jį sunku surasti ir tikėsi būti nerastas. Ir ten, kuris buvo, jo dabar nėra. Todėl sunku nustatyti, kuris slapstėsi. Ponai prokurorai, aukšti policijos pareigūnai užsiminė, kad šeimos nariai galėjo padėti jam slėptis, dangstyti ar bent jau konsultuoti, kaip geriau pasislėpti nuo paieškos. Ar bylos yra kažkokių panašių? Negaliu šito kategoriškai teikti. Ir sunku spręsti, kuris slapstėsi. Ir kai policijos paskelbta informacija, kad nebuvo nustatytas visas genealoginis giminės medis, tai nereiškia, kad to vietoje ir slapstėsi pas tos asmenys, nebūtinai. Tai sakom, kad Neringa laiškus sukūrė iš anksto parašus būt padėtus. Tai sakysim, tai pačiai Neringa, ar čia nėra pagalba jam, ar čia nėra padėjimas? Tai neaptarinėsimų įrodymų, reiškia, išvadų. Kokie motyvai nužudimo? Visi žino tą istoriją, nuo ko viskas prasidėjo. Vesta, prašom, klausimą. Kodėl iki šiol yra saugoma Laimutės Stankūnaitė? Todėl, kad gali grėsti grėsmė gyvybei sveikatai. Nebūtinai iš Kedžio ir iš kitų asmenų. Irgi gali grėsti, gal mane gali pasaugoti. O kodėl jūs tą laišką perskaitėt, sakykit, labai man įdomu. Nu taip. Jums tai nepanašu į politikavimo pradžią? Ne, nepolitikuoju. Su byla susijusiu klausimu. Gerai, su byla susijęs, su spaudos konferencija susijęs. 3 valandą Seime prokuratūra teiks metinę ataskaitą, ką bendro turi dabartinis pareiškimas ir tai, kad šiandien. Aš turiu teisę kaip ir žmogus pasakyti, kad taip negali būti. Ačiū uždėmesį.